Vilniuje įvyko pirmasis respublikinis jaunųjų rašytojų suvažiavimas. Rašytojas draugas Baltušis suvažiavime kalbėjo apie svarbiausius jaunųjų literatų uždavinius. Anykščių literatė Ališauskaitė išreiškė savo pasiryžimą siekti tobulumo kūryboje. Kaunietis Alfonsas Bieliauskas kvietė jaunuosius rašytojus suaktyvinti kūrybinį darbą ir nuolat gilinti žinias. Daugiausia žinių jaunieji randa senesniųjų rašytojų veikaluose. Tuo tikslu jie aplankė Lietuvių literatūros muziejų, kuriame susipažino su pažangiausiųjų mūsų rašytojų kūriniais. Augančios literatūros pajėgos suvažiavime gavo įkvėpimo tolimesniam kūrybiniam darbui. Kauno apskrities Stalino vardo kolektyvinėme ūkyje šiandien nepaprasta diena. Kolektyvininkams išduodamas avansinis atlyginimas už darbadienis. Kolektyvinio ūkio pirmininkas, Lietuvos TSR aukščiausiosios tarybos deputatas draugas Kunickas džiaugiasi, kad bendras pirmųjų metų darbas davė tokius puikius rezultatus. Antanas Bužinskas, buvęs buožės samdinys, šiemet uždirbo 68 centnerius duoninių grūdų. Stropusis žemdirbys iš kolektyvinio ūkio taip pat gavo karvę ir kiaulę. Draugas Bužinskas daugiau nežinos, kas tai yra skurdas ir nedateklis. Jis dabar kolektyvininkas, pilnateisis savo likimo šeimininkas. Vakare pas draugą Bužinską susirinko jo kaimynai. Pirmasis toastas pakeliamas už laisvą, laimingą gyvenimą, kurį suteikė Stalino konstitucija. Kauno trikotažo fabriko kolektyvas sėkmingai kovoja dėl gamybinių uždavinių viršijimo. Šioje kovoje pasižymėjo daug įmonės darbo pirmūnų. Seniausiai fabrikų mezgėja Marija Raulinaitytė turi 29 metų darbo stažą. Ji duoda tik pirmarūšę produkciją. Našių darbų pasižymė visų cechų kolektyvai. $40 000 įvairių trikotažų išdirbinių šiemet jau pagamino prityrusi siuvėja Sofija Rickevičienė. Stalino konstitucijos dieną įmonės darbininkai atžymėjo naujais gamybiniais laimėjimais. Pereitais metais fabrikas dar naudojosi dotaciją, o šiemet jau davė valstybei apie 2 milijonus rublių pelno. Darbščiam fabriko kolektyvui vadovauja energinga direktorė Elena Kryževeckienė. Jos pastangomis ir rūpesčiu trikotažas tapo pirmaujančia Kauno įmonė. Į Kauno vaikų lopšelį numeris 2 dirbančiosios motinos kiekvieną dieną atneša savo vaikučius. Taikomosios dailės instituto studentė Atanida Petrauskienė savo sūnelį čia palieka taip kaip namuose. Diplominiam darbui ji neatsitiktinai pasirinko draugo Stalino portretą mozaiką. Didžiojo tarybinių tautų vado konstituciją draugė Petrauskienė užtikrino ramų kūrybinį darbą. Socialistinė tėvynė rūpinasi visų dirbančiųjų motinų vaikais.
drąsūs bandymo žingsniai. Lopšelyje mažiesiems jauku ir linksma. Čia jie visada jaučia rūpestingą motinišką globą. Kauno jaunimo teatras pastatė Gorbatovo pjesę Tėvų jaunystėje. Režisierius Stupstas, nusipelnęs Respublikos meno veikėjas, ruošdamas šį spektaklį parodė daug kūrybinio išradingumo. Su dideliu entuziazmu dirbo ir visas teatro kolektyvas. Pjesėje svarbiausią vaidmenį sėkmingai atlieka jauna gabi aktorė Aldona Urbonaitė. Raudonosios armijos pulkininką puikiai vaidina aktorius Stasys Vasaitis. Papasakos apie Natašą Loginovą. Tai reiškia papasakos apie mus visus, apie visą mūsų kartą. Tai buvo 1918 metų ruduo. Dukrelė mano Elena, kai tu užaugs ir paklausi, kur tavo tėvas, kur motina, tau perskaitys šį laišką. Eidama mirti, aš laiminu tave į didelį ir laimingą gyvenimą. Mes buvom nebloga karta. Aš jums galiu garbingai pasakyti.